su jumis, su savo pagneliu. Ir šiandien dar noriu pakalbėti su jumis ir pasidalinti savo tokiais atradimais ir supratimais, pajautimais. Tai apie santykius poroje, tarp vyro ir moters, apie santykius šeimoje, apie santykius su draugais, darbe ir apie santykius su savimi. Ir klausimas toks, kuris ilgą laiką man irgi nekilo pačiai. Ir apie tai aš negalvojau ir nesvarsčiau. Ir manau, daugybė žmonių apie tai negalvojo ir dabar iš tiesų nelabai galvoja. Tai apie paskutinį variantą, tai yra apie santykius su savimi. Ar mes galvojam apie tokį išvis kaip santykį? Juk mūsų niekas nei mokyklose, nei šeimose, manau, ilgą laiką niekas nemokino ir net nekalbėjo gal apie tokį kaip apie santykius su savimi. Tai aš dabar noriu su jumis apie tai pakalbėti ir iš tikrųjų dėl ko dabar galbūt svarbu apie tai kalbėti ir galvoti, nes iš tiesų kaip ir laikas keičiasi, kaip keičiasi technologijos, žmonės, nežinau, žinios įvairios ateina tam tikrų metų. Tai dabar ateina irgi tikrai įvairios informacijos iš visatos, iš kūrėjo, kaip mes be pavadinsim, gal žmonės sugalvoja ar išranda, atranda, žodžiu, bet tos mintis tai iš tiesų jos sklando kažkur visada erdvėje, ore ir mes jas tiesiog paimam tada, kai ateina laikas jas paimti. Tai apie tą santykį galbūt pakalbėsiu pirmiausia apie santykį, kad dabar visos poros, kurios gyvena planetoje, Žemėje, jau kurį laiką, sakykime, turi santykius ir kažkaip juos vysto. Vienos tikriausiai blogesnėse santykiuose gyvena, kitos geresnėse, bet vienaip ar kitaip visi yra, kaip sakyt, sukūrė karminius ryšius, karminius tokius saitus tarpusavį. Ir iš tiesų dabar, kai vyksta Žemės vibracijų pokyčiai, kai tikrai keičiasi ta vibracijų lygis Žemės, kai sako, yra 3D, 4D, 5D vibracijos, tai ten 6D ir 7. Tai čia tie skaičiai tai tokie, sakyčiau, labiau, kad protas galbūt suvoktų, kas tai yra, nes protas ir mūsų širdis, siela, sąmonė yra kaip ir atskiri dalykai ir iš tiesų, kad protas suprastų, dėl to yra tie skaičiai. Tai jeigu taip labai paprastai ir elementariai, tai 3D tai reiškia gyvenimas pirmose 3 čakrose, kurių pagrindinės žmogus turi 7 ir yra aukštesni tie energetiniai centrai. Tai 3D tai ir yra, kai tu gyveni pirmose 3 čakrose. Bet čia šiandien aš apie tai daugiau plačiau nesiplėsiu, tiesiog tik tai apie tai, kad vibracijas ateina tos žinios, kad yra energetiniai centrai, ta informacija irgi kažkada buvo, bet tikrai dabar paskutiniu laiku jinai yra daug labiau prieinama ta informacija, daugiau kas ją dalinasi, daugiau kas galbūt jau ir patiria tą čakrų energijų buvimą, turėjimą. Tai va, tai kadangi dabar vis tik taip jau prie santykių, kad tos vibracijos keičiasi ir dėl ko aš kalbu apie poras. Apie poras dėl to, kad atsitiks taip, kad vienos sielos bus pasiruošusios tobulėti ir kelti galbūt savo tas vibracijas į aukštesnį lygį, o kitos sielos dar turi pabaigti gyventi tai šitą įsikūnijimą dar
dar tose pačiose vibracijose galbūt žemės ir šitame įsikūnyme jos nepereis į aukštesnį lygį. Tai todėl gali atsitikti taip, kad šeimose santykiuose atsiras dideli nesutarimai ir tiesiog dėl to, kad viena siela bus nepasiruošusi, o kita pasiruošusi. Tai todėl čia labai svarbus momentas ir aspektas yra, kad jeigu jaučiamės santykiuose negerai, nepatogiai, nelengvai, laisvai, tai vienareikšmiškai sprendimas yra ieškoti būdų, kaip gerinti ir savo padėti situaciją asmeninę ir partneriui, kaip padėti pasijausti geriau. Tai iš tiesų nėra gerai nei vienai pusė, nei kitai, jei vienas kažkur nori kitų dalykų ir jau galbūt kai vibracijos išsiskiria ir požiūris į gyvenimą, ir dalykai patinkantis, ir veiklos gali išsiskirti, o tuo labiau, jeigu buvo santykiai galbūt ir neypatingai geri, tiesiog buvo gyvenama dėl kažkokių tai patogumų, galbūt materialinių, galbūt dėl požiūrio, ką pasakys kiti ir ką pagalvos kiti, tai dabar iš tiesų labai palankus metas atsisukti į save, nes ir kūrėjas, ir visata, ir Žemės planeta mums dabar visokiojopai padeda, jeigu mes norim kaip pereiti į tą sąmoningumo lygį kitą. Ten aukštesnė, nesinori ten labai sakyti, kad kažkas, tie, kurie jau 3D, tai jie kažkokie prastesni. Iš tiesų visos sielos turi begalinį daugiamatį spektrą energijų savyje, tik vienos sielos dėja, bet tiesiog nenusprendė, neapsisprendžia šitame įsikūnyme atverti tas gražesnės galbūt energijas ir noriu nugyventi tą gyvenimą kol kas tokį, koks jis yra čia ir dabar, ir nelabai nori kažką keisti. Tai dėl to labai svarbu, aš labai drąsinu visas sielas, visus vyrus ir moteris, tai nėra, kad kažkurios sielas bunda daugiau ar plačiau, bet drąsinu tikrai ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito žmogaus, kuris galbūt netgi, jei jūsų keliai išsiskirtų, galbūt jis irgi priimtų sprendimus kažkokius, kaip savo gyvenimą pakeisti, patobulinti, pagerinti, o jeigu nenuspręstų, tai yra jo pasirinkimas. Ir mes čia nei vienas negalim norėti už kitą žmogų pasikeisti. Kaip dažnai iš tiesų mūsuose ir yra, kai vienas tarsi nori keistis, nori kažkokių galbūt dvasinių dalykų, pradeda domėtis, o kitas nieko nenori, ir tuomet taip atsitinka konfliktai, ir vienas turi kažkaip tai taikytis, prisitaikyti prie kito. Tai aš čia noriu labai pasakyti ir pabrėžti, kad dabar ateina laikas, kai tikrai, kai niekam nereikia prie nieko taikytis, ir ta nuomonė, kuri iš seniau gyvavo, kad mes turim vieni prie kitų taikytis, tai yra, galim sakyti, galbūt tokia tiesa, kuri kažkada buvo verta būti, egzistuoti Žemėje, o dabar mes tikrai galim drąsiai rinktis neprisitaikymą, nes iš tiesų jausmas, kai tu gyveni savo gyvenimą neprisitaikydamas prie nieko, tai suteikia laisvę gyventi, laisvę veikti, laisvę mylėti, džiaugtis, kurti, rūpintis kitais ir žodžiu, būti laimingiams. Tai va, labai drąsinu visus, jeigu kažkas jaučiat, kad galbūt santykius norisi nutraukti, tai nėra joks blogis, nėra kaip kai sako, ir džiaugsme, ir varge, ar kažkaip tai, bet iš tiesų mes čia ateinam juk į žemę nekentėti ir neprisitaikyti, nemeluoti, o džiaugtis. Tai jei santykiuose vienas iš
žmonių vis tiek turi apsimetinėti ir prisitaikyti, tai iš tiesų nėra nei vienai pusiai geriau. Tai va, bet tai čia tas pats galioja ir su draugais, ir su tais pačiais artimaisiais, ir netgi galbūt su pačiais artimiausiais. Ir mes visada galim rasti išeitį, kaip vis tik tai pasirinkti save, nes kaip aš ir pradėjau šitą savo įrašą apie tai, kad labai svarbu dabar yra tą santykį ir su savimi kurti. Nors apie tai daugybę metų niekas tūkstantmečių galbūt net nekalbėjo ir nesidomėjo, neskaitant, žinoma, galbūt įvairių filosofų, gal tų krypčių filosofinių, kurios kažkiek galbūt kalbėjo apie tą santykį ir vidinį ryšį su pasauliu. Bet šiaip, jeigu pasižiūrėti į netolimą praeitį, tai ten į savo tėvų ar ten dar senelių kažkokių praeitį, tai tikrai apie tai nebuvo kalbėjimo, ten dar senesniais laikais, galbūt ten kai stoikai buvo tokie, tai ten 300 metai gal prieš Kristų tokios filosofinės pakraipos buvo, kai buvo ir filosofinės net mokyklos, kur buvo svarstoma apie tą santykį žmogaus ir gyvenimo, ir tarpusavio žmonių, ir tarpusavio su savimi. Tai va, bet tai dabar vėl ateina tas laikas ir toksai naujas, galbūt naujas tas žinojimas, kad kurti ryšį su savimi tai yra, bet tai nėra tik, kad pasirūpinti savo fiziniu kūnu, nes mes esame dieviškos būtybės ir turinčią sielą. Mes šitie žmonės avataruose gyvenantis, tai ir žodžiu, dėl ko dar labai svarbu ieškoti to santykio su savimi. Ir netgi būnant, jeigu ir poroje, irgi be abejonės galbūt ir abu gali partneriai tobulėti, tai būtų aišku irgi labai nuostabus dalykas iš tiesų, bet vis tiek kažkoks atitolimas ir susikoncentravimas labiau į save, vis tiek jisai turėtų atsirasti žmonių gyvenime tam, kad surasti tą ryšį su savimi ir su kūrėju, nes būnant nuolat išorėje, nuolat su žmonėmis, bendraujant, veikiant kažką, užsiimant kažkokiomis veiklomis, kad ir gražiamis, tai nėra kūrimas savo ryšio su savimi. Tai ką čia aš dar norėjau pasakyti apie tai, jo, kad žodžiu, ir tas ieškojimas savo to ryšio gali būti irgi toksai, iš pirmo žvilgsnio toksai galbūt net ir keistas. Ir aš pati, kai pradėjau tą kelionę savo, iš tiesų, aš galbūt pradėjau irgi per tokią sudėtingesnę transformaciją, man ten išpuolė, sakykime, dalykai patirti, bet ir aš ten, beje, galiu dar pasakyti, kad daugybė dalykų, kurie buvo veiksmingi ir kurie padėdavo žmonėms, ankstesniais metais, keliasdešimt metų ten atgal, tokie kaip psichologai ir įvairios psichologai, psichiatrai ir daugybė šitų farmacinių dalykų ir tablečių. Tai aš iš tiesų irgi bandžiau įvairius ir burtus, ir žaidimus, ir savęs įtikinėjimo visokias praktikas, žodžiu, kad pereiti ten tam tikrus sunkius laikotarpius, bet iš tiesų vienintelis, kas man padėjo ir kaip dėka ko aš dabar esu, kas esu ir kalbu čia jų dalykus, nes aš tiesiog nebegaliu nekalbėti, negaliu nesidalinti, nes aš tapau tiesiog kitokia, kaip pasakyti, tiesiog aš supratau, suradau save ir save kaip sielą,
ir ryšį su kūrėju mūsų ir žodžiu, tai yra stebuklingi dalykai, bet jie tikrai neateina per dieną ar dvi paskaičius kažkokias knygutes ar sukalbėjus maldelę kažkokią ar dar, nežinau, meditacijoj pasėdėjus, bet kas be ko tai priemonės tokios kaip pokalbis su savimi, su kūrėju, meditacija, malda, visa tai be jokios abejonės tai yra sudedamosios dalis santykio su savimi ir su kūrėju kūrime. Ir žodžiu, bet apie tai aš gal netgi rašysiu kada kokį kitą atskirą video. Tiesiog kaip sau padėti, tokį, kaip ta sielos evoliucija vyksta ir kaip tokia pagalba savo tai sielai galėtų būti, nes iš tiesų mes esame ir protas, ir siela tai yra sąmonė, ir šitas kūnas, jis yra tam, kad mes patirtume gyvenimą čia šioje planetoje, kaip ir be proto negalėtume patirti, taip ir be sielos, bet siela kurį laiką buvo labai blokuojama ir įvairiomis programomis ten šloksniuojama ir tiesiog sielai buvo sunku pasireikšti. Ir dar iš tiesų ir dėl tokių dalykų kaip tiesiog ciklai Žemės kaip vyksta. Žemės vibracijos buvo taip pat žemesnės ir tos sielos mūsų, jos tiesiog gyveno tokį 3D gyvenimą, nes buvo laikas patirti būtent 3D gyvenimo ypatumus ir nedaug sielų būdavo, kurios galbūt būdavo kažkokios kitokios išskirtinės, tai tų pačių mūsų religinių atstovų, tokių kaip Buda, Jėzus ar Šiva, žmonių avatarų sielos, jos buvo ypatingos ir jos nešė tam tikras žinias į pasaulį. Ir vėliau dar yra Baba Džiai tokia siela ir tas pats Sadguru dabar, kuris yra, aš manau, tai irgi yra nuostabi siela, kuri pasakoja labai daug dalykų apie tai, kas yra žmogus ir koks tai yra nuostabus dalykas iš tiesų yra gyventi Žemėje ir patirti gyvenimą Žemėje, būnant ir suvokiant save kaip sielą. Tai va, bet aš apie tai gal dar vėliau pakalbėsiu, tai tik dar pabaigai pasakysiu, kad būkit, noriu jūs visus padrąsinti, kad visiems, kam sunku ir galbūt nedrąsu pabaigti kažkokius santykius, nežinau, tai liečia visus santykius, darbinius, šeimyninius, ten su tėvais, sakykime, galbūt vėlgi atskira kalba, jeigu jiems reikia pagalbos ar kažką, bet jei vyksta kažkokie dideli konfliktai su tėvais, ir tai irgi santykių, tą bendravimą irgi galima kažkiek mažinti ir riboti, tiesiog kol su savimi susitvarkysit, surasit savo ryšį tą, o paskui laikas ir parodys ir galbūt ir artimieji pradės keistis. Tai svarbiausia dabar iš tiesų suktis į save, suktis į mūsų kūrėją ir tuomet, jeigu jūs prašysit ir klausysit savo širdies, prašysit savo angelų ir angelų pagalbos, jos tada visuomet sulauksit ir tikrai sielos evoliucija įvyks. O jie yra labai nuostabus dalykas. Tai va, dar pagrosiu jums su būgneliu ant pabaigos.